Galbūt jūsų drabužių spinta pilna spalvų, kurias mėgstate dėvėti. O gal ji kaip tik neutrali, tačiau jaučiate, kad kažko vis tik trūksta. Šis Shaquille Forbes Bell Big Dress Energy knygoje aprašomas pratimas padės nepasiklysti plačioje spalvų gamoje ir savo pritaikyti tik tas spalvas, kurių jums reikia. Taigi, pirmas žingsnis – sudarykite sąrašą spalvų, kurios dominuoja jūsų spintoje. Anksčiau šiame kanale pasakojau, kokį teigiamą poveikį gali turėti skirtingų spalvų dėvėjimas, taigi dabar jau visą tai žinome. Jei nedėvite tokių, kurios teikia džiaugsmo ar turi teigiamų asociacijų, pagalvokite, kodėl taip yra. Dažniausia priežastis yra tai, kad paprasčiausias spalvas yra lengviausia derinti ir jos rodos tinka visur. Gali būti ir taip, tačiau pažaisti su spalvomis ir įtraukti į spintą kai ką netikėto gali būti labai įdomaus stiliaus žaidimo pradžia. Kitas žingsnis – sukurti antrą sąrašą, šįkart spalvų, kurias norite dėvėti. Tai spalvos, apie kurias galbūt pagalvojate ar pamatote parduotuvėje, tačiau neišdrįstate pritaikyti savo. O tada metas ir trečiajam sąrašui, sudarytui iš spalvų, kurios jūsų manimų dėrės su esančiomis pirmajame ir antrajame sąrašuose. Dabar patikrinkite, ar visų trijų sąrašų spalvos atitinka jūsų norimą įvaizdį ir reprezentuoja jūs taip, kaip siekite. Pavyzdžiui, kai prisimenate, kad raudoni atspalviai asocijuojasi su budrumu, dominavimu ir seksualinė energija, ar jaučiate, kad norite dėvėti daug raudonų drabužių? O gal dėvite daug juodos spalvos, o juoda, kaip žinote, buvo siejama su galia, prabanga ir rafinuotumu. Suderinę savo norus bei poreikius užtikrinsite, kad dėvite spalvas, kurios leidžia jaustis gerai, įkūnyti norimus bruožus ir siunčia tinkamas žinutes pasauliui. Atminkite, kad jūsų drabužių spinta yra asmenybės atspindys. Jei tas atspindys neteisingas, tai gali reikšti, kad nekreipiate pakankamai dėmesio į tai, kaip keičiasi jūsų nuotaika dėvint tam tikras spalvas. Kita jūsų užduotis yra sujungti visus tris sąrašus, kad galėtumėte sukurti stiprią spalvų paletę. Idealią paletę turėtų sudaryti 3 pagrindiniai skyriai – pagrindinės spalvos, akcentinės spalvos ir neutralios spalvos. Pagrindinės spalvos yra tos, kurios atlieka svarbiausią vaidmenį jūsų garderobe. Tai spalvos būdingos reguliariai dėvimiems drabužiams. Taigi jūs turite įsitikinti, kad šios spalvos teigiamai veikia jūsų nuotaiką, kalba jūsų asmenybei ir perteikia teisingas žinutes. Jūsų paletę turėtų sudaryti 4 pagrindinės spalvos. Akcentinės spalvos jūsų garderobe neatlieka pagrindinio vaidmens, todėl su jomis galite linksmintis. Akcentinės spalvos paprastai yra šiek tiek ryškesnės nei pagrindinės, tačiau jos vis tiek turėtų būti derinamos su pagrindinėmis spalvomis, kad padėtų jums sukurti harmoniją spintoje. Jūsų paletę turėtų sudaryti 3 akcentinės spalvos. Neutralios spalvos yra tos, kurios padeda visoms kitoms jūsų drabužių spalvoms susisieti. Paprastai jas sudaro juodos, baltos, pilkos, rudos spalvos, nes šios gerai derinamos įvairiose paletėse. Jūsų paletę turėtų sudaryti 4 neutralios spalvos. Štai ir viskas. Dabar turite spalvų paletę, kuri visiškai atitinka jūs. Šios spalvų paletės sukūrimas nereiškia, kad negalėsite dėvėti jokių kitų spalvų. Šio pratimo tikslas yra tiesiog palengvinti jūsų gyvenimą, kiekvieną dieną kuriant gerai nuteikiančius drabužių derinius.